Sveiki. Aš esu dailininkė Sigutė Ach, jau ne vieną dešimtmetį siejama su leidyklos Nieko rimto vardu, nes mano piešinių pagrindų kažkada leidykla ir gimė ir likščiol aš esu ten dirbanti dailininkė. Ir dabar jau tikriausiai bus daugiau nei 15 metų, kaip vedu įvairias edukacijas skirtas kūrybiškumo ugdymui, sąmoningumo, savo kažkaip tai buvime ugdymui, savistabos, ir visokiame įmanomame tobulėjime savo viduje, paieškoje savo resursų, kaipgi būtų galima dar labiau išspinduliuoti savo žmogišką gyvenimą kaip kūrinį. Tai įvairiausiuose lygmeniuose. Pirmoko yra vieni uždaviniai suaugusio žmogaus, kiti ir aš dėstau tiek suaugusiems, tiek vaikams. O dabar noriu pristatyti tiesiog monotipijos pamoką, kuri vadinasi linksmoji monotipija ir jinai tikrai gali būti vedama ir vaikams, ir suaugusiems. Tiesiog kylant klausimams, apie kągi bus pamoka, šis video būtent apie tai ir papasakos. Tai visas priemonės aš atsivešiu ir mano tikslas yra tiesiog parodyti žmogui, kiek daug jame jau yra tos kūrybos energijos ir netgi resurso kurti. Tiesiog kitą kartą kažkas viduje tarsi būna sustoja, tarsi žmogus būna pamiršęs, koks turtingas ir nuostabus jis yra. Ir šitas žaidimas, linksmoji monotipija, tą resursą tiesiog labai smagiai pademonstruoja. Tai ką mes pirmiausia darysime? Mes pirmiausia sukursime mažiausiai 3. Aš manau, kad 3 tai yra pakankamai, kad per vieną pamoką, nes jeigu vedam moksleiviams, tai pamoka trunka 45 minutės ir to tikrai užtenka. Mes sukursime 3 tokius pradžioje visai abstrakčius kūrinėlius. Jie bus sukurti monotipijos technika. Čia jūs ir matote monotipiją. Va šitą net dar net iki galo neišdžiūvusią, kurią jau ir laikas išdžiovinti. Taip atsiranda tokie unikalūs, kaip ir mes patys, kūrinėliai, kurių neįmanoma pakartoti, kad ir kaip norėtume. Taigi jau nuo pat pradžių jų gimimo galime į juos žiūrėti kaip į visiškai nepakartojamą dalyką, reiškia vertintiną ir saugotiną. Tai va. O tada prasideda įdomusis žaidimas. Aš turiu vieną tokią metodinę paslaptį, kurią su malonumu parodau, kaipgi pradėti matyti, kaip tuose piešinėliuose turi pradėti gimti vizija, kad mes galėtume sakyti, kaip ir čia kažkoks sena bobikė kažkokia tai. Arba, mažas ežiukas, o tada jau atsiranda ir skanus obuolys. Iš kur atsirado obuolys? Monotipijos pamokos metu yra naudojama dar viena dailės technika, koliažo technika. Ir panaudojant visokias skiaudes, mes sukūrėm štai tokius, čia žalio gimtadienio burtai vadinasi. Žalias gimtadienis, turime omeny štai šitas debesėlis. Tai mokinamės ne tik sukurti linksmą paveikslėlį, koliažo ir monotipijos technikų tokia kaip derinukų, bet ir mokinamės, čia jau literatūrinė užduotis, išreikšti žodžiais tai, ką matome. Nes mes dažniausiai galime labai stiprius jausmus patirti ir netgi visai matyti, kad kūriam ir mums gaunasi, bet dar tą prezentuoti, pasakyti apie tai, kas čia, ypač moksleivio amžiuje, tai yra labai svarbu išreikšti žodžiais savo unikalumą, savo požiūrį. Ne tai, kad klasiokas pasakė, čia blynas, rašyk blynas, arba man čia primena ten kiaušinį velykinį, čia velykinis kiaušinis, bet kad būtų galima pasakyti, kas man tai yra ir drąsiai apie tai pareikšti, parašyti, pristatyti ir ne vienu žodžiu, kaip matote, labai viskuo patenkintas linksmuolis su naujais netgi batais. Tai mano pamokoje yra
tas irgi labai prašoma, kad būtų padaryta, visos monotipijos vėliau būna ir įvardintos. Pamoka vyksta lėtuoju laiku ir jeigu kartais kažko vaikai nespėja, bet kuriuo atveju pamoką jie gali tęsti, parsinešę nebaigtus darbelius, pavadinimus pabaigti rašyti, dar kažką priklijuoti, o gal dar kažką pripiešti. Nors aš ir atsivežu ir pieštukus, ir rašikliukus, ir klijus, ir žirklės, ir viską, bet dažniausiai dar prisireikia ko nors, ką nori dar pridėti, ką pamiršo namuose. Ir tai yra fantastiškas dalykas, nes pamoka pasiekia dar vieną jau 4 tikslą. Vaikai ima kurti jau ir ne tik pamokoje, bet ir po pamokos, parsineša įsijautę savo kūrinius ir nori tęsti. Tai labai rekomenduoju palikti vaikams erdvės dar pabūti su tuo procesu ir po pamokos. Čia va tiesiog iš pamokų pilna prisikaupę pavyzdžių, o va netgi gavau ir dovaną, va čia yra vaiko darbas, matot koks įdomus ir parašyta, kad tai yra laiminga planeta, dar su kažkokia ypatinga skyrybėlė. Na, va čia dar mano darbas, kur nukrito akytis. Ir žiūriu, ką dar čia galiu jums parodyti, o va čia jau mano darbas. Nes monotipija kartais gaunasi visiškas toks kleksiukas, nubėga, nulaša ir tai duoda labai daug peno vaizduotei. Tai visus pavyzdžius aš savo būtinai irgi atsivežu, vaikams parodau, tai yra originalai, jie gali prie to prisiliesti, iš arti pažiūrėti. Net ir visai nedaug kartais reikia prisiliesti prie monotipijos tam, kad atsirastų kūrinys. Štai šitos 2 skiautės, jos iš vis yra iš žurnalo iškirptos ir matot, kaip čia gražiai dera. Didelė mažo vėžliuko paslaptis skriejanti tyloje. Na štai, tai tuo ir baigiu savo pamokos prezentaciją. Tikiuosi, jums dabar jau aišku, ką veiksime. Jau šią pamoką esu vedus tikrai ne 10 kartų ir kiekvieną kartą matau švytinčius tiek vaikų, tiek suaugusių veidus. Labai šią pamoką džiaugiuosi pati ir tikrai su džiaugsmu atvyksiu į bet kurią mokyklą ar biblioteką, ar tapsiu kokio nors renginio dalimi. Tai visiems sakau iki pasimatymo. Čia buvo dailininkė Sigutės Ach su savo tokiu nedideliu, bet jaukiu pasauliu. Gerų dienų.